Panevėžį policininkams. Skambino kelių policija. Rimtai? Linkėjimai Panevėžį kelių policija. Linkėjimai visos Lietuvos. Bet rimtai, nežinau, ar kelių dabar kažkaip. Kelių eismų priežiūros tarnybos. Skambinsim kolegai. Jo kolegai? Jo. O ką jis nusikalto? Nieko nenusikalto, yra labai tokia istorija faina. Nu, ne tai, kad faina, keista, realiai. Kai... Tai pabandom gal. Prisistatysiu prokurorų, reikia informacijos apie vieną įvykį. Koks aš galiu būti? Kazlauskas, ne? Koks? Vladas. Labai tikinamai skamba. Alio. Labas vakaras. Sveiki. Ar su Richardu kalbu? Taip. Atsiprašau, Richardai, kad taip vėlai skambinu, bet man trūksta šiek tiek informacijos. Čia prokuroras Vladas Kazlauskas tau skambina dėl bylos Panevėžio rajone Genėtinių kaime, apie Juozapuką ten informacijos. Apie ką palaukit? Apie Juozapą. Juozapą palaukit dabar. Aš atostogauju, duokit prisiminti, jeigu galim. Kas tai palaukit, kas per įvykis? Na, ten toks labai keistas įvykis iš tiesų, apie tą ožką. Ai, atsimenu. Jo, praeitais metais vasarą. Atsimenu. Va, tai man reikia tam tikrų dar duomenų, tai aš tiesiog sužinojau, kad jūs kaip ir galite man duoti papildomos informacijos, tai būtų labai šaunu. Palaukite, su kuo aš bendrauju? Vladas Kazlauskas. Mes nesame turbūt pažįstami, aš tiesiog perėmiau dabar tą bylą ir man reikia informacijos. Matyt, kad ne. O kada norit susitikti? Ne, tai gal telefonu galim šiek tiek, man čia keli klausimai kyla ir... Nu, aš galiu, jeigu supraskit ir mane, jeigu tenai, kaip pasakyt... Aš suprantu, nu gerai, klauskit, prašau, klausau jūs. Jūs dabar, kaip suprantate, atostogose, ar ne? Jo, nu, krepšinį baiginiai žiūrėti. Ai, bet jūs neišvykęs, aš galvoju, kad jūs... Ne, aš Panevėžė. Ne, tiesiog, na, daug tų istorijų aš jau girdėjau ir dabar tiesiog norėčiau dar tavęs kartą paklausti. Dėl tos ožkos dabar, kokia ten ta situacija buvo ir kaip ten viskas atrodė iš šono? Kaip aš tai tos pačios situacijos juk nemačiau aš. Aš tik tai atvažiavau į vietą ir tiek. Bet tai buvo jau viskas pasibaigę, ar tai buvo... Jo, mes jį iš namų paėmėm. Supratau. O čia buvo, kaip sakai, praeitų metų vasarą, ar ne? Jo. O ta ožka liko gyva, ar kas jai dabar nutiko? Ta prasme, po pačio to viso įvykio. Manau, kad taip, žinok, aš nesidomėjau tokio dalykų. Supratau. Matai, man kyla daug įvairiausių klaustukų ir mano darbo principai yra šiek tiek kitokie ir aš noriu tiesiog sužinoti ir skambinu dar vienam, nežinau, tavo kolegai gal ar aš kažkam. O kaip to kolega? Jo. Kart su kolega, jo, aš buvau. Jo, bet man liepia tau perskambinti dabar. Tai aš tau skambinu ir... O kaip jūs iš viso sužinojot, paskambino kaimynai, dabar man yra dvi versijos. Man atleiskit, jeigu aš esu paprast patrulis, man iškvietimus aš važiuoju. Ir, žodžiu, tas Juozapas išprievartavo ožką. Nu, bent jau iš pradžių tai buvo pasakyta, o toliau, nu, sakau, mes nesigiliname tą įvykį. Supratau. Tai buvo praeitų metų vasarą, dabar prabėgo jau nemažai laiko. Sekundę, aš savo pavaldinio. Gali man ištraukti dokumentus ir nuotrauką, kad aš galėčiau matyti? Kurios būtent? Na, ant stalo padėti. Apie tą, kur ožką tvatino? O kam? Ne, tiesiog aš dabar kalbu su liudininku. Na kaip su liudininku? Su patruliu ir man reikia tiesiog matyti dabar visą, nes aš prie savęs neturiu. O ten vietiniai tie? Jo, vietiniai, aš kaip suprantu, tu esat iš Panevėžius, ar ne? Taip. Supratau. Jūs supraskit, man suprantat, aš norėčiau biškį detaliau. Kažkaip įdomiai telefonas skambinu man, jūs iš prokuratūros, jo? Tikrai taip. Aha, galite su mano jaunesniuoju padėjėju pakalbėti. Ernestas Kužauskas. Ne, tik to, nu nesvarbu iš Panevėžio, apylinkės mėgų kartu. Tikrai taip. Ir tiesiog man buvo neaišku, iki ko tas aktas nuėjo. Matot, kaip yra, aš jums galiu pasakyti iš karto taip, mums paaiškino, kad, nu, pamatė ten tie patys žmonės, kad jis ten atsigulė ir ten, o ką jis ten, žinokit, tiksliai padarė iki galo, ne iki galo, aš tai man sunku irgi paaiškinti. O mes, kai nuvėjome namus, radom jį namuose miegantį, nu tai paklausėm jau, sakom, tai kodėl tu čia taip, ai, nu, moterų nėra, atsit visos senos, nu,
Toliaugi ten buvo kaip ir tyrėjai vidui, tą daugiau labiau gilinas. Supratau, viskas aišku. Nu, mes Detalės. tokį jau paprastą, tokį, kaip pasakytą darbą, ten radom, sulaikėm, atvedam. Daugiau buvo kriminalistas vietoj. Supratau. Jaunesnysis, Dėmė, klausau jūsų. galite ateiti arčiau. Taip, klausau. Kas nutiko? Norėčiau pareikšti pareiškimą. Ką, parašyti kažką? Taip, Aš užsirašinėjau. užsirašinėkit. Žodžiu, aš dar tiksliai noriu dabar tą datą įsiaiškinti. Buvo tai vasaros pradžioje, ar ne? Kad nelabai pradžioje, gal palaukit, ar ne rugpjūtį kažkada? Jo, bet esmė, koks buvo metų laikas buvo rugpjūtis, kaip suprantu. Metų laikas buvo vasara. Jo. Supratau. Užsirašinėt, kolega? Visiškai taip. Įrašinėt. Ir įrašinėjom irgi. Richardai, labas. Richardai. Na, kodėl čia taip kažkaip uždėlisim, ne? Nu, kodėl uždėlis? Neuždėlisim. Na tai nuo kolegų linkėjimai tau, Richardai. Taip, Richardai. Gerų atostogų. Nepaklausim, kas žaidžia krepšinį. Juzukas. Open your eyes.